Pastaruoju metu pradedu suprasti, kad būti vienam tai nėra problema. Tai nėra kažkoks dalykas, kurio reikėtų kiekvienam žmogui vengti. Tačiau būti vienam yra vienas tokių svarbių dalykų gyvenime, kur kiekvienas teenageris turi praeiti. Pavyzdžiui, kaip išsiskiria kokia draugų grupė ir tada supranti, kad vienam kartais reikia gerai pabūti, arba išsiskiriat su antra pusė ir suprantat, kad pabūti su savim ir suprasti, kas esi, yra žymiai svarbiau negu ieškoti savęs kitose žmonėse. Todėl norėčiau pakalbėti, kaip būti vienam padeda tau gyvenime. Tai pirmas dalykas, padeda suprasti save. Būti vienam ir suprasti save yra labai crucial gyvenime, nes tada pradedi suprasti, koks tavo purpose, ko tu nori siekti gyvenime, pradedi kalbėti su savim ir būna toks komfortas su savim. Tačiau turit suprasti, kad tai gali būti pavojinga. Tai vienas dalykas gali būti pavojinga, kad loneliness, tas being alone, gali pasijausti iš pradžių depresingai. Galit pasijausti, kad nenorit socializuotis, nenorit kalbėti su žmonėm, arba absoliučiai net nenorit matyti žmonių. Tačiau turite išlipti iš tos komforto zonos ir suprasti, kad būti vienam ir bendrauti su žmonėm yra du skirtingi dalykai. Antras dalykas, tai žiauriai padeda su mental health. Pabuvimas su savim, refleksija, žiauriai padeda su mental health. Nes išeinat, pavyzdžiui, tarkim, scenarijus, išeinat į lauką, einat pasivaikščioti, tiesiog pats pasivaikščiojimas, pasikalbėjimas su savim gali žiauriai padėti su mental health, nes jūs nusiraminat, gaunat dopamino gaunat ir jūs jausitės žymiai geriau per dieną, pakalbėdamas su savim ir tiesiog suprasdamas, kad nereikia jausti emocijų žmonėm. Ką turiu omeny, kad būti su savim yra žymiai svarbiau kartais, negu kalbėti su kitum žmogum. Tai pakalbėkit kartais ir savim. Ir trečias dalykas, noriu pasakyti, kad padeda relationshipuose. Tikrai padeda, nes galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad padaryti pauzę ir neieškoti jokių žmonių savo gyvenime, susikoncentruojant į relationshipas, tai žiauriai padeda, nes tada pradedi suprasti, ko nori iš relationshipo, kokie benefits yra iš relationshipo, kaip tu pats įdedi indėlio į relationshipą, nes pradedi suprasti, kad būti vienam reikia discoverint dalykus. Kai būni vienas, tu pradedi domėtis, bandai tobulėti. Pavyzdžiui, kai pradėjau būti vienas arba ten bandžiau atsiskirti, ne tai, kad atsiskirti, bet tiesiog bandžiau skirti laiko savo, pradėjau suprasti, kad yra labai svarbių dalykų, kuriuo aš dar nesu padaręs gyvenime, kaip, pavyzdžiui, pagerinti savo mitybą, pagerinti savo miegą, pagerinti savo fizinę formą. Visi tie dalykai susideda tada, kai esi vienas. Pavyzdžiui, naktį, kai būnat vieni, jūs būnat vienas. Ir pradedat visas tos mintis, kai ateina, pradedat suprasti, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu prižiūrėti save ir tiesiog nepasiduoti kartais. Kartais atrodo, kad tikrai depresingai yra, tačiau svarbiausia yra nepasiduoti ir nebijoti būti vienam. Čia yra toks esminis dalykas. Tai pirmas dalykas, ką aš turiu omeny, tai pažinsit save. Būdamas vienas pažinsit save. Atrodys depresinga, atrodys, kad niekas nenori su jumis kalbėti, arba jūs nenorit su kažkom kalbėti, tačiau žiauriai jums padės atrasti save ir atrasti savo purpose. Antras dalykas, tai padės su mental health. Labai padeda su mental health, žiauriai, tiesiog vien benefits būti vienam. Tik tai atsargiai būti, kad ir skirti tą difference tarp būti vienam ir socializuotis. Čia yra du skirtingi dalykai, tai nesumaišykit tų dalykų. Ir trečias dalykas yra padeda relationshipuose. Padarykit pauzę, tiesiog atraskit save ir pamatysit, kad atrasit, ko jums reikia iš antros pusės. Nes manau, mūsų viena iš misijų gyvenime yra atrasti antrą pusę ir tiesiog kurti šeimą arba gyvenimą. Tai padarykit pauzę ir tiesiog atraskit save. Tiesiog pabandykit atrasti, kas jums patinka, kokie hobiai, užsiėmimai, bet kas jums patinka gyvenime, ar padėti žmonėms, ar sportas, ar mityba, ar finansai, nesvarbu. Bet atraskit save ir kai pabūsit vienas, pradėsit suprasti, kokia yra svarba pabūti vienam kartais. Ačiū.